Pastebėjai, kad tepalų keitimo intervalai vis ilgėja? Anksčiau kas 5–8 tūkstančius kilometrų, dabar jau rašo 15, 20, kartais net 30 tūkstančių. Atrodo kaip progresas, bet realiai tai daugiau popierinis reikalas. Gamintojai sako, kad tepalai geresni. Ir taip, jie tikrai geresni. Bet ilgi intervalai labiau skirti tam, kad automobilis atrodytų pigus išlaikyti per kelis pirmuosius metus. Šiuolaikiniai motorai su turbina dirba daug sunkiau nei seni. Tepalas ten ne tik tepa, bet ir aušina, valo ir saugo visą variklį. Kuo ilgiau jo nekeiti, tuo daugiau kaupiasi nešvarumų ir nuodegų. Dar vienas dalykas. Daug naujų motorų degina tepalą, lyg tai būtų normalu. Jeigu tempi iki 15 ar 20 tūkstančių kilometrų ir netikrini lygio, galimai jau važiuoji ir be tepalo. Jeigu važinėjai daug užmiestį, pastoviu greičiu, kartais ilgesnis intervalas dar sueina, bet dažniausiai tai baigėsi pavargusiu motoru ties didelė rida. Pagalvok. Tepalas pigus, o motoras ne. Jeigu planuoji naudoti savo bolidą ilgai, tepalą keiti dažniau. Ne dėl knygutės ar istorijos, o dėl to, kad variklis gyventų.